Šiandien turiu nuostabius pašnekovus, turbūt gyvenime nesijaučiu taip saugiai, nes žinau, kad aš tiesiog turbūt atiduosiu šitą mikrofoną ir visi mano klausimai, kuriuos aš esu čia pasiruošusi, taip ir liks galimai neišsakyti. Tai nuo jūsų dešinės pradedant, lektorė, mano sena draugė, aš galiu pasakyti, rašytoja Vitalija Maksvytė, ugdymo mokslų daktarė, lytiškumo ekspertė Akvilė Giniota ir Vilniaus arkivyskupijos karito, atsiprašau, skaitau, nes labai ilgas pavadinimas, karito priklausomybės ligų konsultantas Simon Schwartz. Ir dar prieš pradedant jų klausinėt, norėčiau pakviesti Edviną Rupšį, Vyrų kalvės akademijos įkūrėją, kad jisai su jumis pasveikintų ir pasakyti įžanginį žodį, nes tai yra žmogus, kuris daugiausiai laiko praleidžia su paaugliais. Labas vakaras dar kartą visiems. Tai dabar aš jums jokių klausimų nebeužduosiu. Aš veikiau noriu pasidžiaugti labai tuo, kad vyksta tai, kas vyksta, nes aš net nebijoju, kad tai, ką išgirsit iš tų žmonių, bus neapsakomai vertinga. Bent jau man yra labai svarbu tai, ką jūs išgirsit. Kadangi aš Vyrų kalvės akademijoje jau 3 metus, kiekvienais metais dirbu, kiekvienais metais su 120 paauglių. Ir mes turim vieną tokį užsiėmimą, kuris yra vienos iš stovyklų metu, metinės programos. Ir vaikinai šitą užsiėmimą vadina karšta kėdė. Ir šiais metais vienas vaikinukas atsėdęs į karštą kėdę, sako, taip tyliai nuleidęs galvą ir sako, aš žiauriai kompleksuoju, nes aš manau, kad mano penis žiauriai mažas. Vyrai, kurie jūs čia sėdit, jūs turbūt aiškiai suprantat, ką reiškia tai pasakyti garsiai, ne? Prieš žmonės. Ir kodėl jam kyla toks kompleksas? Viena iš priežasčių. Ir su kuria susiduria dauguma vaikinų, tie, su kuriais mes dirbam Vyrų kalvės akademijos 2 metų programai, tai yra tai, kad jie prisižiūri pornografijos. Aš nežinau, ar pornografiją galima vadinti priklausomybę ar nepriklausomybę, čia galbūt pakalbės šitie žmonės apie tai, bet aš labai akivaizdžiai ir aiškiai matau vieną dalyką, kuris sukuria labai daug istorijų jaunų vyrų galvose, kai jie mato vaizdinius, kuriuos mato žiūrėdami pornografiją, kurie mato tokius penius, kurie priklauso 1% žmonijos, kurie mato visokius pripurkštus reikalus, kurie padeda ilgiau išbūti sueitį ir visa kita, jie tuomet visą vaizdinį apie sueitį pastato ant tų vaizdinių, kuriuos mato. Ir galbūt tame nėra jokios bėdos. Bėda atsitinka ta, kad jiem yra baugu, nedrąsu apie tai kalbėti ir užduoti klausimus žmonėm, kurie yra vyresni už juos ir turi patirčių, kurie gali atsakyti, kad ei, ten yra filmas, tai nėra tikras gyvenimas, tai yra visai kas kita. Ir kai jie pirmą kartą atvirai su mumis susėda ir mes juos traukte traukiam šitas temas iš jų, jie supranta, ei, su manim viskas yra gerai. Nes kai aš matau vieną, čia matau kitą, tada kai apturiu pirmą kartą ir man visai ne taip kaip filme ir aš su nieko apie tai nesikalbu, žinot, ką tai puikiai padaro su savivertė. Tad labai svarbu apie tai kalbėti ir labai ačiū, kad jūsų tiek daug susirinko. Labai ačiū, kad jūs sutikote. Tai nerealiai. Tad važiuojame. Dar pratęsiu greitai tik tai Edvino mintį, kad kartais ne tik paaugliams būna baisu ir ta tema, aš suprantu, kad yra nebūtinai patogi. Ant baro yra lapelė ir tušinukas ir bliūdas. Jeigu jūs turit klausimų, kuriuos nepatogu kažkaip klausti garsiai, tai galite juos parašyti ir mes paskui ištrauksim ratą. Vitalija, aš nuo tavęs pradėsiu ir nuo mūsų kultūrinės tylos, kalbant apie intimumą, artumą, seksą, ką tai daro su paaugliais ir vaikais. Labas vakaras. Aš gal nuo to bliūdo dar iš pradžių, nes galvoju, kad
net suaugusiems atsistoti, pasirodyti ir nueiti prie baro gali būti iššūkis, tai siūlyčiau Edvinui, kuris gal laisvesnis yra kažkuriuo metu tą bliūdą paleisti per rankas, kad jūs taip mažiau matomai galėtumėt įmesti savo anoniminį klausimą. Galbūt tai bus daugiau klausimų. Aš sutinku taip. Apie saugumo jausmą. Dabar tavo klausimas apie tą kultūrinę tylą, tai aš nedrįsčiau jokių būdų teigti, kad egzistuoja tyla. Man atrodo, kad tylos tai mes neturim. Mes turim daug turinio, kuris yra kuriamas nebūtinai sąmoningai ir nebūtinai turint kažkokius aiškiai visuomeniai sutartus tikslus, kartais jis yra kuriamas iš kažkokios inercijos, kartais dėl stereotipų, kuriuos mes nešiojam savo galvose, kartais tiesiog dėl pelno, nes paspaudus tam tikrus mygtukus suveikia, ar ne, pavyzdžiui, aš daug metų dirbau leidyboje ir dirbau su autoriais, padėdavau jiems kurti knygas. Ir jie ateina visada su klausimais, kaip parašyti perkamą romaną, ko reikia. Ir iš tikrųjų atsakymas yra paprastas. Tiek filmai, tiek spektakliai, tiek anekdotai, tiek knygos. Reikia pinigų, mirties ir sekso. Arba meilės. Ta prasme, žmonės važiuoja ant 3 dalykų. Geriausia, jeigu visi 3 yra kartu. Tai tada bus... Ir tu gali išradinėti dviratį, rašyti ten apie kažką, kurti apie kažką, bet jeigu parašysi arba sukursi filmą apie tai, kur bus meilės, seksas, pinigai, tai garantuotai žmonės kažkaip sureaguos. Tai va, tai mes tikrai turim, mes neturim tylos, aš sakyčiau, tikrai neturim, mes turim daug triukšmo, tame triukšme gal atsirandančių tokių sąmoningesnių, išmintingesnių balsų, o žiūrint, jeigu kultūriškai į Lietuvos kontekstą, ar ne, tai mes dar čia turime rūtų darželius, ištriktus arba neištriktus, turime tam tikrus elgesio modelius, ir šiandien kaip prieš čia ateidama kalbėjausi su miela jauna mergina apie Eglę Žalčių karalienę, apie kurią rašiau pas Akvilę, kai rašiau darbą. Ir, pavyzdžiui, Eglė Žalčių karalienė, apie ką jums yra šita pasaka? Čia vėl, ne, tame tylos kontekste, bet kultūrinis vienas veiksnys. Apie ką jums yra Eglė Žalčių karalienė? Apie Žilviną. Apie Žilviną. Čia dabar kaip su vaikais. Apie vaikus. Šeimą. Išdavystę. Išdavystę, labai įdomu. Apie išdavystę. Kas įvyksta šitame momente? Ar čia jau susiję turbūt su mūsų tema? Kas čia ką išduoda? Kaip? Dukra išduoda. Dukra išduoda. Nu va, mes pradedam kalbėti, ar ne, pažiūrėjau, iš tikrųjų šita pasaka yra užrašyta keliais šimtais variantų. Ir ne visada išduoda dukra, bet mūsų kultūrinė lauke nuo 1800 ten kažkas keliasdešimtųjų šitas variantas, kuriame išduoda mažiausia dukra, yra įsigalėjęs ir formuoja mūsų tautą daugiau negu 100 metų kaip tam tikras normos variantas, kaip pasaka, kuri yra, norma, ar ne, kaip elgiasi. Ir toje pasakoje, jeigu mes pasižiūrėtume, yra labai daug smurto, broliai muša vaikus, ar ne, niekas tų vaikų negina, ir tai yra norma mūsų kultūroje, ar ne. Tada yra tas pirminis susitikimo Eglės su Žalčiu momentas, kur mokslininkai diskutuoja, tai buvo prievarta ar nebuvo, kaip čia yra. Yra variantų, kur Eglė susitarė su Žilvinu, jie susitinka anksčiau, vienas kitam patinka ir susitarė visą tą planą, kaip ten ją iš tų namų išsiveš, bet tai nėra mūsų norminis variantas, ar ne? Mūsų norminis yra kitas variantas, kur nusirengė mergina, tas Žaltys įsirango. Ir kada aš dirbau su 9-okais, rašydama darbą pas Akvilę ir atėjau analizuoti šitos pasakos, aš klausiau, o tema vadovėlėje yra užrašyta moteris herojė. Lietuvių kalbos literatūros pamoka, tema moteris herojė. Ir pavyzdys yra Eglė. Vaikai analizuoja Eglę Žalčių karalienę. Aš klausiu, tai kokia yra Eglė? Pirmas atsakymas iš vaikinų – bailė. Sakau, grįžkit prie teksto, skaitykit. O tekste pirmi sakiniai yra tokie, kad Eglė ateina su sese maudytis, Žilvinas ant Žaltys įsirango į marškinius ir tada viena sesė pasiema pagalį, kad jį užmuštų arba išvarytų, o kita sesė, tai yra Eglė, sako, tai pораsim kitų būdų, kaip su tuo Žalčiu čia kaip jį iškrapštyti. Nei viena iš jų neparodo jokio ten kažkokio tokio baimės ir ten aktyvios moteris. Bet vaikino sąmonėje Eglė yra bailė. Silpna, baili moteris. Tai va, tai aš
Nuteikčiau, kad tikrai mes negyvenam tyloje, mes gyvenam tikrai labai tirštame kultūrinėme kontekste, kurio gal iki galo patys ir nesuprantam ir neįsisąmoninam. Na ir tada kažkaip jau mokomės būti sąmoningiau. Akvilė, tu labai gražiai pasakyk, mes kalbėjom, kad pornografija yra tik tai visiškai ledkalnio viršūnė. Tai kaip paauglių vaikų lytiškumą veikia ankstyvas pornografijos, susidūrimas su pornografija galiausiai? Taip, aš sakiau, kad pornografija yra ledkalnio viršūnė, nes dažniausiai aš kaip lytiškumo ugdytoja, tuo pačiu mano darbas iš dalies yra įtikinėti tėvus, kad klausykitės, ką aš turiu pasakyti ne tik vaikams, bet ir jums, ir kaip apie tą lytiškumo temą daugiau atviriau diskutuoti šeimose, mokyklose, kad tai netaptų kažkokiu baubu monstru, kuris pasirodo mūsų gyvenimuose pornografijos pavidalu. Nes nutinka taip, kalbant apie iš tikrųjų, mes turim labai tirštą, labai seksualinių žinučių įvairiausių, nuo pačių gražiausių, subtiliausių iki pačių labiausiai eksploatuojamų, neaišku, kiek sąmoningų, degradiškų seksualinių žinučių. Nu, žodžiu, labai tiršta, bet atviro, nuoširdaus pokalbio, vedančio pokalbio su jaunais žmonėmis mes beveik neturim. Nes tai yra išimtinis atvejis, nėra taisyklė ir mes to pokalbio neturim nei namie, nei formaliam ugdyme, nei neformaliam ugdyme, realiai niekur mes jo neturim. Pop kultūroje, nu dabar šiek tiek Netflix'e pradėjom turėti, bet tai tikrai nėra kažkokia ir nekultūrinė norma. Tai taip, tai pornografija mūsų vaikų gyvenimuose ji atsiranda. Prieš karantiną būdavo statistika, jog vidutiniškai nuo 11 metų, dabar, nežinau, gal tu geriau žinai, tendencija jo turėtų tikrai mažėti ir dažniausiai neatsiranda kaip kažkoks, piktybinis dalykas, kad aš čia noriu kažką sužinoti, pažeisti kažkokias taisyklės, taip atsiranda kaip vienintelis šaltinis, kur yra daug tos kažkokios informacijos, bet taip labai neapmąstytai, nes mes daugiausia vartojam ar ne ir pornografiją ir šiaip su seksualumu susijusią kultūrą be kritinio mąstymo, kaip Edvina štai minėjo tą penio momentą, ar ne, nėra vedančios aplinkui visuomenė, suaugusiųjų, ar tai būtų seneliai, ar kita bendruomenė, ar ne tėvai, ar mokytojai, kurie padėtų kelti kritinius klausimus apie tai, kokią mes seksualinę kultūrą matom. Ir čia man norėtas, nors aišku, mes daugiausiai kalbėsim apie porno industriją, apie porno ar ne dalykus, bet kad mes nepamirštume, jog tai yra ledkalnio viršūnė, bet seksualizuotų žinučių yra daugybė visur kitur. Holivude irgi rodo per didelius penius, žurnaluose rodo per didelius penius. Jeigu mes tyrinėjame meno kultūrą, paveikslai, kaip buvo tapomi nuo antikos laikų, tas penis vis didėja ir didėja dar prieš medijų industriją. Tai iki tos porno dažniausiai jauni žmonės ateina per bendraamžius, slapčia netyčia pagūglinus, norint tiesiog sužinoti, man dirbant su jaunais žmonėm ir klausant, ar iš porno gali pasimokyti apie santykius ir seksą. Tai dažnai sako, apie santykius tai ne, tai ten apie romantiką ne, bet apie seksą tai aišku, kad gali pasimokyti. Bet tada aš jiems sakau, kad čia tas pats, kad žiūrint olimpinės varžybas, kaip pasimokyti apie tai, kaip reikia sportuoti. Tai natūraliai ateina, nors mums vis atrodo, čia būbas, gal kažkaip mano vaikas, tai ne. Ir tai yra faktas. Jau aš nematau, kaip mes galėtumėm atdaryti kultūrą, šiuo metu neįsivaizduoju, visiškai nerealistiška. Ką mes galime daryti, tai yra diskutuoti, megzti ryšį su jaunais žmonėm, kalbėtis, ugdyti kritinį mąstymą, o su jaunais vaikais uždėti parental control. Bet su paaugliais tai jau jų neuždėsi, ne? Tai galim ar ne nuo čia bouncint vis gilyn. Atsiprašau už anglicizmus, beje, jų bus šiandien. Tai aš prie Simono pereisiu. Simonai, tu dirbi su priklausomybių daug turinčiai žmonėmis. Tai kiek iš jų, iš viso aš nežinau, ar aš galiu vartoti terminą priklausomybė nuo pornografijos, ar jis yra. Tai apie tai ir tie žmonės, kurie yra linkę žiūrėti pornografiją, su kuo tu susiduri ir su kokiomis istorijomis, patirtimis tie žmonės ateina.
labai daug klausimų. Pirmas yra, kodėl žmonės pas mane ateina? Esu priklausomybės lygų konsultantas, specializuojasi save tam pornografijos priklausomybių nuo sekso lauke. Ir pas mane ateina, kai jie bėdos, kai norisi sumažinti pornografijos kiekis ir tai nebeišeina. Kai žmona gal jau pagavo vyrą būnant neištikimam ir jis tikrai sąžiningai gailisi, nutraukia santykius su kita, bando ištikimiai gyventi ir tas nepavyksta, arba kai yra kompulsyvus lankymas pas prostitutas, arba į masažų salonus, arba kai žiūrint pornografiją mato, kad yra didėjimo tendencija, kai nėra taip, kad 15 minučių įjungia, bet iš tų 15 minučių tampa 2 valandų. 2 valandų nebeužtenka 3-4 valandas ir darbo metu. Taip pat turinio atžvilgiu mes matom didėjimo tendenciją, kaip čia, ekstremaliai, sunkėjanti tendencija į sunkesnius vaistus, nes tas paprastus vaistus nebetraukia. Todėl žmonės, kad ateina pas mane. Mes galim kalbėti apie priklausomybę nuo pornografijos, tokios nėra lygos kodeksai, jeigu kalbam apie priklausomybę, tai arčiausia, ką mes šiandien turim, yra kompulsyvus seksualinio elgesio sutrikimas. Ir tai yra šiaip pakankamai tai, ką mes įsivaizduojam kaip priklausomybė nuo sekso. Tai jeigu šiandien sakysiu priklausomybė nuo sekso, tai tu omeny kompulsyvaus seksualinio elgesio sutrikimas. Kodėl tai nėra priklausomybė? Nes yra tam tikra baimė, kad žmonių pornografijos žiūrėjimas ir seksualinis santykis bus lygizuotas, bus žiūrima į tai kaip į lygą. O to mes nenorim, todėl šiandien dar psichiatrai pakankamai bangiai išrašė šitą diagnozę, bet realiai matom tos pačius pokyčius pas priklausomus nuo lošimo, kur atitinkama priklausomybė, nes lygiai lošėjas jis nesileidžia narkotikus, jis negeria alkoholius, jis nevartoja vaistus, bet jis gamina tas opioidus savo kūne, kurį jis lošia. Ir mes matom tos pačius apraiškus žmogaus smegenį, kuris žiūri pornografijų ilgą laiką. Mes tikrai, čia reikia. Mes nekalbam apie vieną žiūrėjimą, mes nekalbam apie 2 žiūrėjimų. Jeigu žmogus yra priklausomas nuo pornografijos arba nuo sekso, tada mes matom, kad tam tikrai smegenų pokyčiai vyksta. Tie smegenų pokyčiai tokios patys, ir pas priklausomus nuo lošimų, ir pas priklausomus nuo narkotikų ir alkoholio. Tai mes galim matuoti ir matom tą patį. Todėl mes galim tai traktuoti kaip priklausomybę. Tai vis tiek tai yra pabėgimas. Žmonės bėga į pornografiją, tarkim, ar ne? Nuo savo sunkumų. Iki, kaip minėjau, 11 metų vidutinė amžiaus, dauguma mano klientai užšoka ant pornografijos būtent paauglystės metu. Ir paauglystėje formuojasi mūsų smegenys, ir ypatingai vaikiniai daugiau reaguoja į vaistinius stimulus. Ir pornografija iš pradžios gali būti labai šlykšti. Jie kažkaip šlykštuolys, bet jie labai sujaudina, jie labai įdomu. Ir problema yra, kai vaikas tampa piktnaudžiauti pornografiją tam, kad pagerintų savo būseną, tam, kad pabėgtų nuo savo problemų. O ką mes laikom piktnaudžiavimu? Kas jau yra piktnaudžiavimas? Paauglystė. Taip. Paauglystė sudėtinga, bet aplamai, kas yra piktnaudžiavimas? Jeigu aš naudoju tą medžiagą, tai gali būti narkotikai, gali būti alkoholis, bet koks tam, kad pakeistų savo būseną ir nekreipiu dėmesio į esminę problemą. Esu pavargęs, patyrau daug nerimo, tam, kad aš atsipalaiduočiau, aš naudoju pornografiją. Po to tas atsiranda. Kiekvieną kartą, kai patyrau nerimą, kai tam tikros nepatogus jausmai arba prisiminimai, aš naudoju pornografiją. Tada mes jau galim kalbėti apie piktnaudžiavimą. Mes nekalbam apie priklausomybę, bet apie piktnaudžiavimą. Vitalija, gal tu galėtum truputėlį pakalbėti apie tai, kaip pornografija formuoja santykių įsivaizdavimą paaugliuose. Ką jie pamato, ta prasme, kokią jie žinutę išsineša ir kaip jie paskui, kaip ją keisti jiems. Tai kaip ją keisti jiems, tai čia turbūt jau labiau į mus, kad vis dėlto aš labai grįžčiau į tą mūsų tėvų atsakomybę ir visų suaugusių bendruomenės mokytojų ar ne, ten socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, kas yra šalia.
Ir, na, jau jeigu mes kalbam apie smegenų pokyčius ir ten kažkokius labai gilius pažeidimus, tai tikimybė, kad žmogus pats vienas susitvarkys, kaip ir su bet kuria kita sutrikimais, jau praktiškai yra labai reta. Arba, negaliu sakyti, kad neįmanoma, nes pažįstu žmonių, kurie tikrai praeina be pagalbos patys tą sveikimo kelią, bet tai yra labai sudėtingas išskirtinis atvejis. Bet šiaip jeigu mes nekalbam dar apie sutrikimą, priklausomybę, kažkokias diagnozes, kalbam apie pačią pradžią, tai ką mes turim? Mes, kaip ir sakiau, žmonės. Esam toks ypatingas gyvūnas, nes esam gyvūnas, dėl to esam fiziologiški, dėl to, kai pradedam bręsti, ateina mūsų tas 9, 10, 11 ar ne metai, 12, mūsų kūne įsijungia. Aš dar prieš tai gal pasakysiu, kad aš mūsų seksualumą suprantu kaip tam tikrą gyvybingumą. Tai, kad tai nėra tik seksas, tai yra, man seksualumas yra daug platesnis, toksai spektras. Aš esu, kai aš pati savo sakau, kad aš mėgstu seksą ir esu labai seksuali moteris, tai kalbu apie savo gyvybingumo pojūtį. Pavyzdžiui, jeigu aš esu pervargusi, kažkokia serganti, jo tiesiog nėra. Aš tada esu bet jeigu išsimiegojus ir gerai jaučiuosi, tai jaučiuosi gyvybinga ir tada atsiranda mano visas tas spektras poreikių kitų. Tai žodžiu, vaikai auga, ar ne? Ir natūralu, kad gimęs jisai dar negali nei daugintis, nei palikuonių palikti, bet jau 11-12 įsijungia tas mūsų pasiruošimo dauginimosi mechanizmas, įsijungia seksualinis tam tikras jausmingumas, tam tikri pojūčiai, ar ne, ir tam tikras noras tyrinėti, patirti. Ir kas tikrai yra įvykę, tai yra įvykęs tas pokytis, kad technologijos mums suteikia galimybės daug plačiau ir daug daugiau negu kad bet kada anksčiau. Nes ką galėjom pamatyti anksčiau, kokie tie naratyvai buvo prieš 200 metų. Tai, pamačiau, kaip ten tėtis ir mama kažkur ant šiaudų, arba tam pačiam kambarį, arba ten kokia nors tarnaitė su kuo nors, arba ten pats pamačiau, kaip brolis su kokia mergina, bet, gyvuliukai, ar ne, bet viskas labai taip gamtiškai ir kažkokiais paprastesniais būdais. Dabar mes turime, apie tos grįžtant prie tų naratyvų, mes turim galimybę matyti dirbtinius naratyvus. Ir kas yra pornografija? Pornografija yra dirbtinių siužetų sukūrimas, tai yra viskas suvaidinta. Arba jeigu nesuvaidinta, tai už tai yra baudžiama, nes taip mes turim ir tos pornografijos, kur nufilmuojama yra nežinant žmonėms, prievartos atvejai arba nebūtinai prievartos, bet tiesiog neinformavus, tai yra ta draudžiamoji tikrai visose turbūt pasaulio valstybėse vaikų pornografija ir kažkokios nelegaliai filmuota tikri atvejai ir turbūt už juos draudžiama yra. Nes šiaip pat irgi, kas yra kultūriškai įdomu, kad, pavyzdžiui, man asmeniškai, kol aš nesigilinau šitą temą, atrodė, kad pornografija kaip tokia yra visa baudžiama visam pasauliu ir tai yra labai blogai. Ir paskui, kai pradėjau gilintis, pamačiau irgi visą tą spektrą nuo švelnios erotikos iki jau tų juodųjų, kur ten kažkas, kas tikrai yra vaikų pornografija arba panašiai. Ir tikrai ne visose šalyse yra draudžiama, baudžiama, neleidžiama gaminti, neleidžiama vartoti. Čia gal mūsų tokia kultūrinė nuostata, kad pornografija ne, tad jau kažkur erotikos filmuose tai galima. Tai tie naratyvai yra ištraukti mygtukai, ar ne, kaip sakiau, ką mes galim lengvai paspausti ir dažniausiai pornografijos naratyvai yra galios arba kontroliavimas, kažkas kažką kontroliuoja, ar ne, arba tas pats prievartos momentas gali būti romantiški siužetai, gali būti fetišai tam tikri. Bet tų siužetų nėra daug. Žmogus iš principo yra gana paprastas organizmas, taip žiūrim. Pavyzdžiui, pasakų siužetų yra įskaičiuota ten gal 18 per visą pasaulį, visose žemynuose, kultūriškai nesvarbu, ten Australijos čiabuvis ar Lietuvos baltiškas pagonis, mes visi važiuojam ant tų pačių siužetų. Taip ir pornografija yra naudojami tie patys siužetai, kur yra problema. Problema yra, kad jie neturi daugiasluoksniškumo ir subtilumo. Ir mes matom tokį pliką vartojimo elgesį dažniausiai be viso santykių niuansų. Ir ką paima vaikas, jisai paima modelį. Ir jeigu šeimoje, ką Vilė sakė, arba aplinkoje nėra to nuoširdaus pokalbio, ar dar, sakykime, yra tėvai, kurie gal patys neturi kažkokio daugiasluoksnio, subtilaus santykio, bet yra kažkoks paviršinis vienas sluoksnis mokykloje, apie tai nekalbama. Tai tos alternatyvos suformuoti savo, nes mes mokome stebėdami aplinką, ar
ne kaip kitaip, nei žodžių iš kūno kalbos, iš vaizdo. Tai vaikui, ribotas tas spektras pasidaro pakankamai tos gelmės arba tos santykio daugiasluoksniškumo paėmimo. Tai čia turbūt yra, gal papildys ir Akvilė, bet čia, kur aš matyčiau, tas pats kaip žiūrėti iš tikro pornografiją, ne? Pornografiją. Tas pats kaip žiūrėti labai paprastai, banaliai sukaltą, tokį per pietus rodomą serialą. Mes irgi turim labai lėkštą, nedaugiasluoksnį, paprastai dar net ir kokius nors labai primityvius sprendimus siūlantį siužetą. Tai apie serialų žalą aš irgi galėčiau turbūt pakalbėti, nežinau, mokslininkai jau tyrinėja ar ne, esu mačius tokį tyrimą, bet būtų galima paieškoti. Nes serialai irgi užkelia lūkestį labiau gal moterims, nežinau, kiek vyrai žiūri, reikėtų žiūrėti statistiką, apie tai, kad viskas paprasta lengva, ateis princas, išgelbės ir mes važiuojam toliau. Tai irgi yra žalinga, iš tikrųjų įdinga, ta prasme, kad iškreipia realybės vaizdą. Man atrodo, kad, apskritai, mes čia turėjom tokį trumpą apšilimą prieš šitą pokalbį ir žaidėm žaidimą, kas tau labai patinka, krūmai ir medžiai, kas tau labai patinka. Ir mano vienas klausimas buvo Hollywoodas ar porno. Nes mes labai dažnai pasmerkiam, demonizuojam pornografiją negerai ir taip, ir pagrįstai yra tų zonų, kur žmonės turi labai obsesyvų santykį, kompulsyvų, negali jau adekvačiai funkcionuoti nei visuomenėje, nei gyvenime, nei tarp asmeniniuose santykiuose ir taip toliau. Vis dėlto, mes kaip pavyzdžiui, tėvai, ugdymo institucijos kažkokios nerimavom, ką porno daro mūsų vaikams. Bet ką daro Hollywoodas mūsų vaikams ir, pavyzdžiui, ką vaikai išmoksta iš Hollywoodo apie santykius. Kad jeigu tu sutinki tinkamą žmogų ir tada bus ilgai, laimingai ir viskas savaime išsispręs, ar ne? Tai jie mokosi apie santykius. Pornografija nėra vienintelis kažkoks evil, toks velniškas įrankis, kuris kažko išmoko mūsų vaikus. Porno apie santykius tikrai labai mažai moko, bet jisai porno moko apie santykius sekso metu. Ir ten yra ta seksualinė socializacija apie tai, ką turėtų daryti vyras, ko nedaryti, ką turėtų daryti moteris, ko nedaryti. Žiauriai yra vienas, ir vėlgi, Vitalija labai teisingai atkreipė dėmesį, kad porno nelygų. Yra labai švelnios, subtilios, etiškos pornografijos, kuri yra brangi įpirkti, kurią filmuoja su psichologais, filmavimo aikštelėse, kur rodomi įvairūs kūnai, adekvačiai užmokama porno aktorėms, žmonės prieš tai susitarė, kas kam patinka, kad tikrai visi ir visos gerai jaustųsi ir taip toliau. Žodžiu, toks, jau ten labai apdirbta. Yra tokios brutalios pornografijos, kur yra neatsiklausiant, smaugiama, apsisiojama, per prievartą, iš tikrųjų prievartaujame aktoriai filmavimo aikštelį ir mes nežinom, ar čia tikras ar netikras ir mes negalim žinoti, ar ne, kai mes žiūrim nemokamą pornografiją. Mes niekada negalim net žinoti, čia kitas dar lygmuo, ar ne, kiek yra etiška ir kiek mes žinome, ką mes etiško žiūrime, ar nėra išnaudojami žmonės tame ir taip toliau. Tai, žodžiu, tai pornografija nelygų ir yra labai sudėtinga, ką porno moko. Tai gerai, žiūrėkim tą konkrečius porno. Tai čia galima atsiremti į mokslo, pavyzdžiui, jau tyrimus, kai yra tose populiariausiose porno saituose analizuojami žiūrimiausi pornografiniai filmai, scenarijai kažkokie. Tai juose yra labai daug smurto. Tai mes galim, pavyzdžiui, kalbėtum taip apie santykius mažai ką moko, bet apie seksualinius santykius daug ką moko. Tai labai daug smurto ir tas yra pastebima, kad jisai persiduoda ir į tikrąjį gyvenimą. Žmonės, kurie turi pirmuosius, aš dar pabaigsiu, bet nepamirškai gerai, pirmuosius kažkokius santykius, kad vis daugiau neatsiklausus žmonės patiria smurto, smaugimo, nežinau kaip net lietuviškai spanking, tas plekšnojimas per švelniai. Toks patrankymas, padaužimas, ar ne kažkoks vyksta. Tai šitas momentas. Kitas, tiesiog vyras niekada nepatiria erekcijos problemų. Moteris visada patiria orgazmą. Kas yra nerealistiška. Moters malonumas labai nerealistiškai rodomas. Taip pat jie niekada nesikalba.
Kaip tau patinka, kas tau patinka, ar tu gerai jautiesi, žinai, ką aš dabar truputį nelabai, pabandom gal kitaip, žiūrėk, man čia nepatogu, tada mešlungi kažkam sutraukia, ar ne, tada kažkokie kliuksi kūnai, ar ne, na kažkokios tokios realistiškos situacijos, žmonės niekada nenaudoja apsisaugojimo priemonių, niekada, žmonės niekada nėra pažeidžiami, žmonės nėra to realistiškumo, to pačiu vidutinis sekso, na, tas seksualinis pornografinis filmas, jis trunka ar 11, ar 14 minučių, kas yra. Ir tada, nes seksas rodomas tik kaip aktas, liečiasi organai, liečiasi net ne kūnai, organai, be preliudijų, be apšilimo, be sudrėkimo, be ten pasišnekėjimo, kaip tu čia, nu, ten be to viso pažeidžiamumo, nes seksas, nu, mes dauguma savo gyvenimuose suprantame seksą kaip tokį ciklą, ratą, nuolat besikeičiantį tarp fiziškumo ir emociškumo. Ne? Emocinis saugumas, fizinis saugumas, emocinis ir visą tai, nu, taip negali net ir atskirti. Net jeigu tai būtų vienkartinis, ne, vienadienis santykis. Jeigu jis yra etiškas, saugus, emociškai ir fiziškai, vis tiek tai bus tas komponentas ar ne įtrauktas. Tai va, tai tas porno jis labiau, bet kūnai, nei jokios ten preliudijos, nei ten kažkokių žvilgsnių, nei ten ar ne kažkokio viso nei to dabar, kaip man studentai sako, kai kalbam apie tai, kada prasideda ir kada baigėsi seksas, nes kada jisai baigėsi. Labai įvairiai, ar ne? Ir čia vėlgi diskusija yra. Kiekvieno žmogaus, kiekvienos poros, kiekvienos skirtingos poros diskusija, kada mums prasideda seksas, kada mums baigėsi seksas. Ar ne? Tai nėra, arba kas mums iš viso yra seksas. Žmonės gali kalbėtis apie tai. Pavyzdžiui, na, žmonės labai mažai apie tai kalbasi. Ir va čia tos tylos vieni iš padarinių, žmonės labai mažai apie tai kalbasi. Tuomet galvoja, kad kažkokie hollywoodiniai, ar pornografiniai, ar šiaip kažkur ten zalyčio meilės vardu skaityti kažkokie ar ne scenarijai, nesvarbu iš kur jie ateina, galvoja, kad tai yra tikras teisingas seksas. Toks kiekis yra tikras teisingas seksas. Tokios trukmės yra tikras teisingas seksas. Bet ką tu žinai, kas man patinka, ar ne? Kas tam žmogui? Aš įsivaizduoju, aš noriu tave patenkinti ir aš tau darau kažkokius dalykus net nepaklaususi, ko tu nori, kaip tu nori, kada tau labiausiai patinka ir kada mes baigiam. Tai ką studentai man sako apie aftercare, apie pasirūpinimą jausmais, poreikiais, po visko. Kaip tau buvo, ar tau gerai buvo? Gal turi man pastabdėlių kitam kartui, ar ne? Nu, kažkokių tokių dalykų. Tai va, kada jisai prasideda ir baigėsi, porno visai to nerodo kaip organiškos santykių dalies, kur žmonės rūpinasi ne tik seksualiniu, nors ir iškreiptų malonumų, bet ir emocinių malonumų. Dabar prašau pasakyti. Simonas labai turėjo. Aš domai apie porno, kuris matom šiandien Pornhube. Darüber, kad dauguma žmonių jie nebūtinai ieško tokių smurtinių aktų, bet algoritmas jiems siūlo. Tai reiškia, kad algoritmas saito pastebėjo, kad žmonės daugiau žiūri, jeigu jie tam tikrų smurtų apraiškų. Kodėl daugiau žmonės išsigąsta pirmą kartą, kai pamato. Ir geriau stovi. Susijaudinimas yra ženkliai didesnis, jeigu mes matom kažkas, kas yra amoralu. Ir tokiu būdu mes esame įtraukiami į vis sunkesnę pornografiją. Ir kalbame smurtą, išprievartavimą, visą kitą. Ir tai ne visada siejasi su pačiais žmogaus pomėgiais arba potraukiais, tai tiesiog algoritmas, kuris įtraukia. Ir dabar Anglijoje praeitą savaitę skaičiau straipsnį, kad vis daugiau vyrai įtraukiami į vaikų pornografiją. Būtent dėl šio klausimo jie neieškojo to, bet algoritmas jiems pasiūlė. Gal ne būtent vaikų pornografija, bet kur vaizduojamas labai jaunus aktorius, nuo 18-19 metų. Gal jie ant ribos. Tai va, o tai algoritmų klausimas. Bet tu sakai, susijaudinimas yra stipresnis, kai aktas yra amoralus. Amoralus, ja. Kodėl? Nes taip nesveikia. Kas labiau užsivežia į mūsų smegenį. Ką mes labiausiai įsiminam iš savo gyvenimo. Tai labai liūdni momentai ir pilnų džiaugsmų. Tuo metu mes esam ir erekcijoje, ir malonus, ir įdomus, smalsu, ir tas pats iškastas iš lėkštuolės. Ir tas labiausiai įsivežia. Ir aišku, mes nekalbam tada apie žmonės, kurie nepiktnaudžiauja pornografiją, bet tikriausiai, kur šiek tiek daugiau žiūri. Aš čia nekalbam apie pedofiliją, tai visai kita tema, bet čia kalbam apie žmonės, kur tiesiog vis turi ieškoti stipresnių
stipresnės medžiagos. Šiaip iš tikrųjų, aš čia dar tik vakar prieš miegą štai skaičiau tokį lengvą skaitinėlį apie tai, kaip mes esame šiais laikais padarę vaikus tokiais nekaltais. Jie yra tokie švarūs nuo smalsumo, aš čia dedu į kabutės ir ironiškai, smalsumo, kaip atsiranda vaikai, kaip jie ten įlenda, pro kur jie ten išlenda ir taip toliau, žodžiu. Vaikai iki 11-12 metų visko neturi žinoti, tada eina 11-12, jau gal pakvieskim kokį lektorių ar ne, pašnekėti. Neklausia, vadinasi, neįdomu, bijau papasakot sutrumuose, ar ne, tokie atpažįstame, ar ne, ir nebūtinai iš piktos valios. Mums tiesiog neramu dėl savo vaikų, nes jie tokie nekaltučiai, tokie tyručiai. Ir vis daugiau atsiranda literatūros svarstančios apie tai, kaip tai toks atsiranda paradoksalus efektas, nes vaikai imami fetišizuoti. Jie yra tokie tyri, tokie nekalti, tokie nepasiekiami, tokie amoraliai negalima jų keisti. Ir tada mes kūrėme tokioj visuomeniai fetišą norėti vaikų. Realiai mes kūrėme iš dalies, pedofilijos kažkokias, ar ne? Nežinau, ar man čia vėlgi būtų atskira pedofilija, fetišas, kinkas ir taip toliau. Jo, tai aš nesu labai stipriai įsigilinus į tos netinkamasias seksualinės plotmes, bet jo, yra vis daugiau literatūros apie tai, kad mes kuriam fetišus ir kinkus iš savo vaikų vien dėl to, kad mes jiems neleidžiam niekaip legaliai smalsauti apie lytiškumą. Iš kur vaikai dažniausiai sužino, iš kur atsiranda vaikai, kaip jie ten įlenda, išlenda, dažniausiai tarp draugų pasipasakoja, būdami 5, 6, 7, gerai, pirmoje klasėje realiai jau labai daug diskusijos apie tai, tarp jų būna kažkas ten pasibučiavos krūmuose, tai jau būna seksas krūmuose, ar ne? Ir vaikai, būdami maži, jie neturi legalių erdvių, legaliai, sveikai, pagal amžių tyrinėti savo smalsumo apie šias temas. Ir tada labai greitai, labai neproporcingai greitai jie užgriūnami avalančo yra interneto ir ne tik pornografijos. Jie man pasakoja, mokiniai man pasakoja, kad jie YouTube žiūri kažkokius seksį dalykiukus, TikTokuose rodo seksį dalykiukus, net ne pornografijos kažkokie saitai. Realiai yra pornografijos, aber jie kaip porno aktorius prisitraukia naują auditoriją. Tai vyksta per YouTube, per TikToką, ir vėl algoritmas, jeigu jūsų vaikas vieną ką žiūri, jie fiksuoja TikTokas, kad ilgiau žiūri pusnuogės merginos, tai jie jam daug dažniau siūlys tos pusnuogės merginos. Nora, nenora. Tas pats su Facebooku. Jeigu šiek tiek landžiuoju ten, kur mažiau aprengusius moteris, arba tiesiog kas iš artimųjų papaustina pusnuogės moteris ir jūsų vaikas ilgiau žiūri, algoritmas tai atpažįsta, jiem daugiau įsiūlys. Ir, mes čia negalime. Bet čia man paskutinis dalykas. Ir tas algoritmas internetinis, jo, ir tuo pačiu tada dar socialinis algoritmas šalia yra. Nes aš labai matau, žodžiu, porno temoje mes dažniausiai kalbame apie vaikinus. Šiaip iš tikrųjų ir merginos irgi daug žiūri, jos irgi mokosi apie tai, kokie ir labai sparčiai auga ir mokosi, kokia jų funkcija lytinių santykių metu ir taip toliau. Irgi daug labai problematikos. Bet čia yra dar tokia problematika su tuo, kaip sociume būna merginos ir vaikinai, berniukai ir mergaitės. Ir berniukai labai daug vieni kitus, taip stimuliuoja, ragina, varžymosi tokio, ar tu jau ten turi panelį, ar tu jau žiūri porno, tu ten lukai žiūri porno, tu ką, tu tipo nežiūri ir toks. Ir eina ant bairio, to tokio paviršutiniškumo, kur tu turi rodyti kieteką, tu negali būti pažeidžiamu, tu privalai apsimesti, kad tu žiūri, nors tu net nežiūri, bet tai tau tada reikia suvaidinti visą šitą dalyką. Ir žodžiu, labai daug tokio vienišumo, su kurio vaikinai susiduria, nes vaikinai skirtingai nei merginos, bet taip man tuo pačiu nesinori, aš čia sakau, taip lengvai operuoju, vaikinai merginos nesinori absoliutinti. Yra įvairių vaikinų, yra įvairių merginų, yra LGBT vaikų, ar ne, kurie dar skirtingiau irgi patiria savo tapsmą suaugusiuoju, bendramžių spaudimą ir taip toliau, internetinės plotmės įvairiausias yra, bet merginos, neturi tiek daug to varžymosi, arba jis netoks akivaizdus, jis gal būna subtilesnis, pasyvesnis, toks gerai tariai. Bet merginos turi ką kitą, nes aš dabar kaip tik esu paauglių merginų mama, tai galiu taip, nes sūnų mama.
Tai iš tikrųjų merginos gal nesivaržo taip kaip vaikinai su tuo kumščiu ten ar alkūnė į šoną, kad jie žiūrėk, kiek tu ten padarėjai ar kiek tu pažiūrėjai, bet merginos varžosi dėl vaikinų dėmesio ir jos tada leidžia vaikinams daryti dalykus ir čia yra tas daug metų irgi žinot, turbūt apie tas 3 mūsų streso reakcijas, ar ne, kad jeigu ten kažkoks didelis stresas, tas minusas, kurį įsimena mūsų smegenys, ar ne, tai mes arba bėgam, arba mušamės, arba sustingstam. Ir dabar atsiranda vis daugiau irgi tyrinėjimo apie 4. reakciją, kuri vadinasi tokia prisitaikymo nuolankumo reakcija ir jinai yra pastebėta, kad labiau būdinga moterims. Ir čia jau mes prieinam prie temos, kad visiškai gyva situacija iš paauglių gyvenimo, kada pasirodo yra toks dabar žaidžiamas žaidimas, jis vadinasi, galiu pasidalinti, jeigu įdomu, jis vadinasi paranoja, ar teko girdėti? Paranoja žaidimas. Taip pat, tai supažindinsiu jūsų žaidimu, kuris iš principo toks lyg ir nekaltas. Man jau paranoja. Tai va apie tai. Iš principo galėtų būti ir nekaltas, kol kaip ir visi kiti neįrankiai, kuriuos mes vartojam, kol neatsitinka tam tikros aplinkybės. Tai paranoja yra žaidžiamas taip, kad mes sėdim ratu ir, sakykime, aš pasakau tyliai į ausį, kaip sugedęs telefonas, akviliai, pavyzdžiui, kokią nors savybę. Pavyzdžiui, kas šitoj auditorijai yra labiausiai seksi. Ir tada akvilė visus peržiūri ir sako vardą garsiai. Pavyzdžiui, pasako, nežinau, ten. Žystautas. Žystautas, taip. Nes taip, aš irgi galvoju, kaip čia pareikščiai susitikti. Tai va, ir tada žystautas, kuris buvo ką tik įvardintas, meta monetą. Dabar aš nepasakysiu, kuri pusė ką reiškia, bet žodžiu, viena pusė skaičius arba herbas reiškia, kad bus pasakyta tiesa, tai yra kas jai buvo pasakyta į ausį, o kita pusė reiškia, kad nebus ištarta garsiai, kas buvo jai pasakyta į ausį, ir tu visi nežinodamas, ką apie tave kalbėjo, ir su ta paranoja, kad ką ten apie mane kalba. Tai va toks įtampos auginimas. Pirma situacija, kada yra labai reali situacija, kada vienas vaikinas pasako kitam jausi savybę, tada yra ištariamas merginos vardas, tada mergina meta monetą, moneta sako pasakyti garsiai, pasakyti tiesiai ir yra pasakoma frazė, kuri iš mūsų auditorijos dabar atrodo lengviausiai išprievartauja. Ir kas atsitinka, yra daug merginų ir jos visos šypsosi, užuot atsistojusios, išėjusios, davusios į snukį, nežinau, ten kažkaip, žodžiu, bet kuri iš šitą iš streso tų reakcijų bėg kovok įsijungia arba sustink, arba šypsokis ir mes šypsomės ir tada grįžtam namo ir galvojam, kodėl. Ir šita reakcija streso visai yra nemažai tyrinėjama evoliucinės biologijos mokslininkų, apie tai yra nuostabi tokia scena, kada mokslininkė moteris pasakoja, kai jinai suvokdama puikiausiai tuos fiziologinius mūsų dėsningumus sėdi saugioj kavinėje, viešoj erdvėje ir prie jos prieina vyras, kuris jai yra nemalonus ir pradeda ten kažką aiškinti, dėl ten kabinti. Ir jinai sako, sėdžiu, šypsausi, suprantu, kad noriu išeiti, bet negaliu, sėdžiu, šypsausi, nors esu visiškai saugi ir paskui jinai tyrinėja tą, vat kodėl. Ir tai yra evoliuciškai mes, kadangi esam dažniausiai, ne visada, ne absoliutinu, fiziškai silpnesnės, santykė su vyru, mes daug dažniau naudojam tą vat nuolankumo ir tos nuolankios šypsenos reakciją, nes jinai ką, mums padidina galimybę išgyventi, net jeigu išprievartaus, aš liksiu tikėtina, kad labiau gyvesnė, sveikesnė, negu kad sumuš dar šalia ir dar kažką. Tai pabaigsiu. Ir problema yra, kad merginos tada, kai vaikinai lygiuojasi ir varžos, jos labai dažnai negina savo ribų, nesustoja, neatsistoja, nepasipriešina, nepasako, ne, man nepatinka, taip nesielgia, jūs čia žasilai ar kažką, nežinau, korektiškai ar nekorektiškai, bet šypsos ir leidžia tam vykti. Ir jeigu jos turi saugią aplinką, į kurią jos gali parsinešti tas savo patirtis, tada jos gali parsinešti, aptarti, ieškoti būdų, kaip tave toliau gyventi. Bet jeigu jos neturi, jos diena iš dienos suraina į santykius su tais pačiais vaikinais ir leidžia auginti tą, kuri čia lengviausiai išprievartaujamą klausimą. Ačiū. Tik truputį papildyti, tai būtent ta situacija, kai atsiranda traumos, kai asmuo negali kovoti iš situaciją, jie negali pabėgti iš situacijos, tada
žmogus, įvyksta tam tikra disasociacija, aš atsitraukiu nuo savo kūnų, laukiu, kol situacija pasibaigia ir tas visiškam bejėgystė, tas pats įvyksta išprievartavimo atveju. Kai mes teisme labai dažnai sakome, kodėl auka nesipriešina, kodėl nereikia, tiesiog negali. Nes kūnas siunčia signalas kovot neįmanoma, pabėgti neįmanoma ir tada tiesiog kūnas atsijunga, smegenys atsijunga ir laukia, kol baigsis šis aktas. Ir aš kaip dora tūla edukologė labai dabar noriu turbūt daugam, o Dieve, kaip baisu, Jesus, kaip baisu, aš taip nenorėčiau, kad mano vaiko ar ne, ar mergina, ar vaikina, ar sūna, ar dukrė atsitiktų. Tai ką galima padaryti? Žinai ką? Aš šiandien buvau tokiam renginy miesto laboratorijai, žiūri, fainas renginys. Ir ten viena pašnekovė pasako apie tokį žaidimą paranoją. Ir aš noriu, kad, žodžiu, aš nežinau, gal tu žinai, gal ne, bet aš noriu, kad tu išgirstum, ką aš girdėjau ir man pasirodė, kad aš noriu, kad iš manęs išgirstum. Žodžiu, kaip nors taip, kad jūs savo natūraliai skambėtumėt. Jeigu biški nenatūraliai, tai biški geriau negrabiai, bet vis tiek pasakyti dalyką. Nes čia vėlgi, ir labai nesinori man taip, polarizuoti. Vaikinai evil, merginos ne, ar ne? Va šito labai ir manau, kad Vitalija irgi ne tą nori perteikti, kad čia jau jie, kokie ten predators, tie plėšrūnai, o merginos tam pačias turi šypsotis, ar ne, ir prisitaikyti prie situacijų. Tai kiek man yra, Edvinas daugiau dirba su vaikinais, jis galbūt galėtų daugiau papasakoti iš darbo su vaikinais, bet kiek man yra tekę klausyti dokumentikų, podcastų, skaityti biografijų ir taip toliau, daugybė jaunų žmonių, vaikinų kalba apie tuos baisius atvejus, kai jie nežino, kaip arba tam pasipriešinti, arba galvoja, kad tai normalu ir tu turi tą daryti, taip sakyti, nors viduje tau yra, kaip čia yra neteisinga, bet kažkaip nesinori ar ne iškristi iš to normalumo vėžių, tai pašnekėjot, kad aš girdėjau kaip nefaina ir jeigu jūs tėtis esat, aš irgi esu patyręs tokį dalyką, arba žinau, kad labai daug vaikinų tą patiria. Padėti paaiškinti jauniems žmonėms, ar tai būtų vaikai ar paaugliai, kaip veikia jų smegenis, kaip veikia jų bendraamžiai, kokios ten tendencijos, kokios panetkės, kokie dalykėliai, kad jie nėra vieninteliai tokie keistuoliai kažkokie. Kad tai yra būdinga, kad jie tą patiria, kad tu nežinai, kaip išeiti iš situacijos ir tada, ir hipotetiškai galvoji, kažin, ir siūlai, kaip kažin būtų teisinga. Ir vieniems, ir kitiems, kad būtų teisinga. Tai galima grįžus tokius dalykus kalbėti. Ir apie tą paranoją, žinokit, kad kai žaidžia mažesni, tai ten tų temų greičiausiai nebūna. Čia jau įsijungia tam amžiuje, kada jie tyrinėja teritoriją, tyrinėja ribas, paauglystė, beje, tam normaliai ir yra skirta, kad mes ieškotume savo tapatumo, žiūrėtume, kaip čia viskas veikia, aš esu atsivėjimo tėvų, tyrimai rodo, kad taip, tai yra rizikingesnis natūraliai elgesys ir daug kitų dalykų, tai smegenų pokyčiai, tai jie viską daro daugiau mažiau teisingai. Čia klausimas yra ribų, to sutikimo ir man labai patiko, ką Akvilė pasakė apie tą jausmą kūne, kad kažkas yra negerai ir vienas irgi iš įrankių tikrai labai puikių ir rekomenduotinų šitoje srityje, tai yra tikrai nuo mažų dienų mokyti vaiką pasitikėti, nes mes turim šitą kūno pojūtį, kas yra, kas tinka, kas netinka, kas šlykštu, kas nešlykštu, kas gerai, kas negerai. Ir mokyti vaiką pasitikėti. Ir vienas tikrai iš patarimų yra, kad nuo tų pirmųjų susidūrimų su pornografija, kad jeigu vaikas turės šitą įrankį ir jis pamatys kažką, kas jam kelia negerumą, nebūtinai pornografija, smurtas, dar kažkas, kad pasitikėk tuo jausmu ir atsitrauk. Jeigu gali atsitrauk. Tai čia yra vienas iš tų įrankių ir iš mindfulness perspektyvos, nes vėlgi dėmesingas įsisąmoninimas yra kaip vienas iš įrankių, net ir dirbant jau su priklausomybėmis ir su dideliais pažeidimais, tai būtent grįžimas, įsisąmoninimas, susijungimas iš naujo su savo kūnu ir su jo pojūčiais. Ir ar mes kalbėtume apie sveiką eksperimentuojantį intimumą ir seksualumą, kur mes abu drauge arba 3, nežinau, 5, kiek ten mes sutarėm, tyrinėjam ribas, kas mums patinka, kas mums tinka, kas mums nepatinka. Ar mes kalbam apie jau žalingą vartojimą, tas kūno pojūčių įjungimas, sąmoningas ir stebėjimas netgi smurto ir sekso atveju, nes skausmo ir
skausmo ir malonumo zonos smegenyse yra šalia ir veikia tie patys hormoniniai mechanizmai. Mes turime endorfinus, mes turime oksitociną, mes turime dopaminą, tie patys hormoniniai mechanizmai ir taip tokiu būdu sustiprėja tas poveikis ir jeigu mes stimuliuojam abi ir malonumo ir skausmo zoną. Bet kiek aš noriu toliai eiti, kur man malonu, kur man nemalonu, aš galiu tik patirdamas savo kūną ir įsisąmoninimas. Tai neatjungti vaikų nuo kūno, nesakyti, kad jeigu tau čia kažkas šlikštu, tai nekreip dėmesio, dar kai visai mažiukas yra ir jam nepatinka ten kažkas. O leisti jam pasitikėti tuo jo pojūčiu, čia jau būtų prevencijos tokios ankstyvos įrankis. Ankstyva prevencija, bet jeigu mes kalbam dabar, yra kaltė, yra gėda, ne? Kas yra labiausiai, man atrodo, pornografija tiek tėvams, tiek paaugliams asociacija. Jeigu mane užklumpa, man yra, aš jaučiuos, man gėda, aš blogai jaučiuos, tėvams yra gėda apie tai kalbėti, nes niekas nežino, kaip apie tai kalbėti. Tai vainam ir kalbam, nežinau, ką jūs galėsit pratęsti, bet aš irgi sakyčiau, kad vienas iš tų patarimų ir įrankių yra, kad mes esam gyvūnai. Jeigu mes ateinam pas vaiką kalbėti su kaltės arba gėdos jausmu, tai jis nuskaitys iš karto. Koks aš ateinu. Tai jeigu aš suprantu, kad šitai temai nesijaučiu kažkaip komfortiškai arba iš vis kaltė ir gėda ir mane rakina, tai aš sakyčiau pirmiausia vaiti pas Akvilę, pas Simoną ar pas kažką ir įgyti tą ramybę ir pasitikėjimą, galbūt, nežinau, Akvilė pakomentuos, galbūt galima ir eksperimentuoti. Bet aš su įtampa kūne šitas paauglį ar pas vaiką, neįčiau, aš pasistengčiau pirmą išbūti, kas manyje, o tai kodėl man gėda? O tai kodėl ta manyje yra kaltė? Ir aš pati šitą kelią taip ir ėjau, nes tikrai buvau prisirinkus gėdų, kalčių ir daug užsispazmavusi su savo kūniškumu ir su seksualumu. Ir per save, ir tada įgyji drąsą pasakyti vulva, penis, makštis, seksas, krūtys, kai per save, kai mano kūnui tai pasidaro sveika ir natūralu, mano menstruacijos yra mano ciklo dalis, ar ne, man patinka seksas, man patinka mylėtis, aš esu sveika, vaisingo dar amžiaus moteris. Ir aš tai galiu pasakyti jums, galiu pasakyti savo vaikams, kada jie manęs kažko klausia. Bet jeigu aš negaliu, tai vaikas supras. Ne? Iš tikro čia yra sudėtinga. Tikrai labai dažnai aš susiduriu su tokiu tėvų poreikiu, kaip man pašnekėti apie porno su vaikais, bet namuose nėra elementaraus žodyno susijusio su kūnu. Yra peliukai, dingvytės ir tai tik iškilminga proga. O mes apie kūną nekalbam, ar ne? Visai nekalbam. Arba, pavyzdžiui, mano vaikas kur kas jaukiau jaučiasi su žodžiais, atsiprašau už keiksmažodžius. Kaip tai mano vaikas? Nėra? Gerai, tai jau daug ką reiks paaiškinti. Pavyzdžiui, jaunimas kur kas jaukiau jaučiasi su visokiais pizda, pistis, o makštis, penis, mylėtis tokie, kažkokie. Seklidės net nežino, yra kiaušai ir viskas, ir tokie, ir viskas gerai. Aš tikrai nesiūlau, kad reikia mums eliminuoti tuos žodžius, kad jų nebereikia mūsų kultūrai, bet kad mes gebėtume vaikams atnešti sveiką, etišką, gražų, mandagų žodyną ir kontekstus, kada mes jais operuojant galim šnekėti. Ar pradėsi šnekėti su vaiku apie peliuką? Ne, pradėti šnekėti normaliais žodžiais, galvos, kas tam čia atsitiko. Tikrai, toks, tau reikia didelį lūžį padaryti iš tos didžiulės tylos, kai buvo kūnas ten nuo mažų dienų, mes galime su vaiku apie žandukus, apie ten kokie krumpliukai, viskas čia faina, apie kalbam, kur tavo kaktytė, kur tavo nosytė, žandukai, viską rodom, šita vieta, kas su ją vyksta. Ar tyla vyksta visiška triusikai, kailis, kailiukas, paslėp savo gėdą. Ar mes įvardėm kažkokiais žodžiais, ar mes kalbam apie šitą temą, ar ne. Su kuo aš susiduriu šitą užsiėmimą, tiesą sakant, net ir su paaugliais kartais darau, nuo pačių mažiausių. Paprašau užrašyti ant lapukų, kaip jūs namie vadinat privačias kūno vietas su tėvais. Tai trečdalis klasės įprastai būna niekaip. Ir dar tokia reakcija. Kada iš viso tai reikėtų šnekėti? Ir kai mes turim tokią reakciją ir iš vaiko,
Nu tai aišku, kad sunku yra pradėti šnekėtis apie pornografijos temą, kaip Vitalija ir sako, ir čia man tos empatijos norisi ir tėvams. Ir dėl to kartais tikrai mes neturim prisimti atsakomybės dar ir apie šitą su savo vaikais pakalbėti. Kartais mes galim deleguoti. Vat štai, aišku, mes neturim tokių nuostabių neformalių ratų, kur ten labai galim pasitikėti treneriais, ten lyderiais, religiniais lyderiais ar muzikos mokytojais, ar ne, ten bendo, kažkokiais, žodžiu. Tikrai nėra taip lengva į kažką atsiremti, bet jau vis daugiau atsiranda stiprių ugdytojų šioje temoje, kurie gali ateiti į klasę, gali ateiti į neformalų kažkokį susibūrimą, gali padaryti gimtadienio vakarėlį šią temą. Realiai žmonės gali padaryti dalykų. Jeigu negalima šito, tai irgi einam į konsultacijas, domimės, skaitom straipsnius, klausom podcastus, kažkokias tinklalaides, patys prusiname šią temą ir vat štai ant tualeto durų priklijuojam fainą straipsnį apie šitai, ar ne? Kad vaikas virtuviai, kur ten ant kokių sausų pusryčių, ar ne, pakelia kokius nors ten punktus apie, nežinau, kažką, bet nemoralizuojančio, ne kažką, kokį memą kartais, kokį nors linksmą galim ištraukti ar neeksperimentuoti, kaip padaryti, kad ta informacija prieitų prie vaikų. Ir nuostabu, jeigu mokykla leidžiasi į diskusiją ir labai dažnai mums atrodo, kad aš nenoriu nieko čia, kiti tėvai nesutiks ir taip toliau, bet dažniausiai reikia vieno to drąsaus balso, kaip ir su tais lapukais į bliūdą mesti. Jeigu kažkas pirmą įmeta, jau tada žiūrėk, ir antram drąsiau, ir trečiam yra drąsiau, ir taip toliau. Taip yra. Tai užvesti diskusiją su mokyklos administracija, tapti tais tėvais, kurie reikalauja lytiškumo ugdymo, o ne reikalauja, kad jo nebūtų. Nes tokių tėvų, kurie reikalauja, kad jisai būtų, yra mažuma. Nebent labai subtiliai gražiai prašo. Ir viena iš lytiškumo ugdymo dalių yra žinoma kalbėtis apie netinkamą turinį, apie neužtikrintumą. Įpatoginti vaikinus ir merginas būti kartu dialoge jaukiai, kad mes galim būti pažeidžiami šio temoje. Profesionalūs lytiškumo ugdytojai papasakos paaugliams, jauniems žmonėms apie jų nerimą patiriamą. Jie grąžins tą žinojimą jiems, jie papasakos jiems apie juos ir jas pačius, o ne vien kažkokių ten faktų apie lytinius organus papasakos ir kaip ten spermatozoidas nukeliauja iki kiaušialąstės. Daugiau atliepdami jaunų žmonių poreikius ir labai dažnai tas lytiškumo ugdymas jis vyksta orientuojantis vien į rizikos prevenciją, kad neužtaisytų ar neužsitaisytų vaiko, kad nebūtų lytiškai plintančių infekcijų, ir jau čia dabar toks progresyvus lytiškumo ugdymas, kad nebūtų seksualinio smurto. Atsiprašau, kad sujuokinu, bet aš esu... Tai va, daug labai tos rizikos prevencijos. Bet kokie yra jaunų žmonių poreikiai? Pavyzdžiui, man drėksta delnas ir labai bijau paimti su drėkno delnu už rankos kažką. Ir paraleliai dar žiūriu porno. Toks visiška disproporcija tarp to, ką matau internete vartoju, tarp savo tikrųjų potyrių gyvenime ir to, ką man duoda suaugusieji. Toks tikrai ir labai daug tylos, tokios prarajos tarp tų savo tikrųjų gyvenimiškųjų patirčių, vartojamų seksualinių patirčių, nes tuo pačiu jau čia paskutinis mano sakinys per šitą monologą, po to bus kitas. Tai kai jauni žmonės šiais internetiniais laikais, ką ir Simonas minėjo, labai daug patiria seksualumo internetiniai plotmėje ir yra pastebima tendencija, kad jaunų žmonių vis dažniau baigia mokyklą nepasikibę už rankų, nepasibučiavę, neturėjo intimumo fiziškai, bet labai daug seksualumo tyrinėja internete. Ir tai yra didžiulis sveikos raidos apiplėšimas, didžiulė vagystė iš jaunų žmonių, kai jie negali laiku tyrinėti seksualumo pagal esamus raidos poreikius. Mažiukai tyrinėja vienais būdais, kaip ta seklytė ten įlenda, kaip išlenda, o jauni žmonės, jiems reikia, ar ne? Reikia pažinti savo seksualumą, kad aš galėčiau sveikai eiti į santykius su savim, su savo kūnu ir su savo mylimu žmogu. Ačiū. Noriu numesti mikrofoną čia. Jo, mano stipra laukia nėra prevencija, tai labai gerai, kad tu esi. Bet ką mes galim daryti prevenciškai, tai yra labai mažai. Ką mes galim iš esmės daryti? Tuo momentu, kai jūsų vaikas turi išmaniosios telefonas rankoje, jau viskas. Jau visą pasaulį pasiekam. Jūs galite pabandyti sukontroliuoti. Ir ten visai daug tų programėlių. Jie vienaip ir kitaip veikia. Ir programėlės, kur tikrai puikiai veikia, bet daugumą programėlių galima apeiti.
jeigu jūsų paauglys rasti netinkamą turinį, jis tikrai ras. Bet kitas klausimas yra, kalbam apie paauglius, bet manau, kad iš tėvų ne vienas žiūri pornografiją. Jeigu jūs žiūrit, bet to... Pagaliau pasakėjai. Faktą. Jeigu jūs žiūrit, pažiūrėkit, kad tikrai, čia jūsų teisė, tai visiškai nenori tą kišti, bet svarbu, kad jūsų vaikas nepagautų. Dauguma mano klientų, kur pas mane kreipiasi, kai jau yra problemos, jie surado vienaip ar kitaip tėvų žurnalus. Tėvas neuždaro naršyklę, neištrynė istoriją naršyklės ir tada 8-metis, 9-metis pagauna kažkokius vaizdus ir užsikabina. Tuo pačiu metu jis žino, kad tėvas žiūrėjo. Atitinkamai jis galvos apie jūsų santykį. Turėkite omeny, jeigu jūs žiūrit, darykit ko norit, nes čia yra vertybinis klausimas, labai paprastai, čia yra vertybinis klausimas, ne man kištis, bet pažiūrėkit, kad jūsų vaikai tikrai neturi prieigos prie to. Ir kitas, ką mes kalbame apie, kad dauguma seksualumo dabar paauglystės amžiuje vyksta elektroninėje erdvėje, tai kitas punktas, jeigu jūsų vaikas siunčia nuogos nuotraukos. Tai yra jeigu jūsų vaikas siunčia, daro nuotraukas savo, jeigu jis gauna kito nepilnamečio nuogą nuotrauką, tai yra traktuojama vaiko pornografija. Jeigu ta nuotrauka siunčiama kitam vaikinui, merginai, tą žiūrėt, tai yra vaiko pornografijos platinama, už tai eina baudžiamoji atsakomybė. Bent apie tai reikėtų su vaiku pakalbėti. Ir bent sakyti, žiūrėk, nesidalink jokių nuogų nuotraukų elektroninėje erdvėje. Tai nėra žaidimas, tai tikrai nėra žaidimas. Bylų Lietuvoje mes kol kas mažai turim, apie porą esu girdėjęs. Jeigu gauna tokių nuotraukų iš nepilnamečių, tai ištrinti kuo greičiau, nes gali būti bėdų. Ir čia ne vien apie tą, baudžiakas visiškai yra, šiek tiek ačiū Dievui, kad yra tie įstatymai ir ačiū, kad jie galėtų... Lengvai galima neapgalvojant. Taip. Ir čia labai svarbi irgi žinutė yra, nes mes dar šiek tiek kalbam su jaunais žmonėm apie, pavyzdžiui, seksualinį priekabiavimą fizinėje erdvėje. Ar aš galiu liesti, ar neliesti, kaip žiūrėti, ką komentuoti. Šiek tiek diskusijos jau apie tai atsiranda, aišku, dar paviršinė, bet jau šiek tiek, kad aš vis tiek yra aišku, kad jeigu be mano sutikimo, tai jau yra seksualinis priekabiavimas. Apie nuotraukas klasiokų ar klasiokų lygiai taip pat reikia iškomunikuoti. Jeigu aš persiunčiu, net jeigu galvoju, kad tikrai tas draugas ar draugai niekam nepersius, bet jeigu aš persiunčiu žmogaus nuotrauką, to žmogaus nepaklausęs, ar aš galiu tą padaryti, tai yra skaitmeninis seksualinis priekabiavimas. Ir jauniems žmonėms mums reikia paskolinti savo smegenis, nes mums paties mes nedasimastom apie tai, taip, nieko apie tai nebuvau šitaip susimąstęs per šitokį kampą, ne? Tai mums reikia padėti jiems tą pamatyti, nes vėlgi, ką mokslo tyrimai rodo, kad jauni žmonės sako, mes greičiausiai ir toliau darysim, jūs tiesiog mums padėkit žinoti saugumo ir etiško bendravimo kažkokius orientyrus, tam, kad mes neprisidirbtumėm nei savo kažkokių teisminių nesąmonių, nei iš tikrųjų išnaudotumėm kitą žmogų skaitmeniškai ar ne. Jo, ir dar čia toks papildymas, kas man buvo naujiena. Pernai dalyvavau mokymuose žmogaus, kuris dirba šitoje srityje, daug metų Lietuvoje ir atsinešė tokių klientų ir istorikų pavyzdžių. Ir aš, būdama, daugiau mažiau laikau save tokia šiaip paplususi, jau šitoje srityje man buvo naujiena. Tai dirbtinis intelektas, pornografija, paaugliai ir ne kokie nauji įrankiai. Tai nuotraukų siuntimas jau yra labai toksai old schoolas, jis vis dar veikia. Vintažas, bet tikrai apnuoginti kažkokie kūnai, taip, tikrai baudžiakas gresia, tikrai vaikai turi tai suprasti, kaip ir suprasti, kad vartoja alkoholį, platina ten žolę ar dar kažką, kad yra atsakomybės. Ir bausmė neveikia, tikrai žinutė su labai aiškiai yra bausmės neveikia, galit negąsdinti, nebauginti policijom ir panašiai, tiek kalbant apie narkotikus, alkoholį, tiek apie pornografiją, veikia ryšys, veikia santykis, veikia kalbėjimasis ir objektyvus rizikų išvardymas. Tai pristatymas, kas gresia pagal baudžiamąjį kodeksą yra rizikų išvardymas. Tai apie nuotrauką, žodžiu,
Mes aš buvau pagalvojusi ir pakalbėjusi su vaikais, bet dirbtinis intelektas mums suteikia daugybę naujų įrankių ir yra appsai, kurie yra skirti specialiai pornografiniam turiniui kurti. Ir pavyzdžiui, tu gali savo, nežinau, klasiokės, mamos, tėčio, mokytojos nuotrauką sugeneruoti kaip porno vaizdą, ten, kaip tu nori, kokiom pozom, kokiom aplinkybėm ir panašiai, ir dalintis tokiu turiniu. Ir jie irgi yra lengvai prieinami, tai įrankiai, vaikai yra labai išmanūs ir gali nesuvokti net, kad daro kažką ne taip. Ir tikrai jau aplinkoje yra tokių atvejų, kada tie filmukai, jau tada yra filmukai, video siuntinėjami, žvengiama, galvojama, kad čia juokelis, bet realiai tai yra ne juokelis ir ne juokinga. Tai žinoti mums, tėvams apie tai, kad tie įrankiai ne tik taip šaltiniai, kur mes gaunam turinį, bet ir įrankiai kurti patiems turinį. Ir kur gali būti, kad labai juokinga mokytojos, pavyzdžiui, kurios nemėgstų vaizdą, užkelti ant kažkokios patos. Kaip tu sakai, blondinė su papais ir nukertam galvą, uždedam ir visi ha, kaip juokinga. Tai egzistuoja ir šitas sritis. Jinai labai sparčiai tobulėja, galima dėti garsus, balsus, jungti su virtualia realybė ir žodžiu, mes ją turim matyti. Kaip Akvilė sakė, kelias gal nėra durys neužsidarys, bet turėti tą suvokimą, kad vyksta. Jo, su jaunai žmonėm, nes vėl, kokie, tai ką daryti, pagrindiniai įrankiai, kai jau čia ir suminėti, yra ryšys su vaiku, pokalbiai, nuoširdūs pokalbiai, prisipažinimai ir apie savo kažkokius pažeidžiamus dalykus, kalbėjimas, ne bausmės, o bandymas suprasti. Tuo pačiu tas kritinis mąstymas, sąmoningumas apie tas įvairias temas. Ir čia švietimo sistema, formalioji švietimo sistema nėra palanki šioms temams, nes mūsų švietimo sistema yra orientuota į akademinius pasiekimus, į racionalų protą, į demonstravimą, kas kiečiau varo. Beveik visi iki vieno, jeigu yra mokinių klasėje, tikrai būna mokinių, kurie nežiūri porno, bet praktiškai visi mokiniai klasėje mokykloje įprastai bijo gauti blogą pažymį. Visi. Ir čia yra apie baimę sufeilinti akademiškai, apie baimę, kad tavo racionalus protas kažkaip yra netinkamas tam mokyklos kontekste, o tam pažeidžiamumui ryšiui, nes kad mes galėtume klasėje kalbėtis apie tai, klasė turi būti labai saugi emociškai. Nes aš visada, jeigu ateinu, nes mano darbas yra daryti tas tokias šou, lytiškumo ugdymo šou, vienkartinės tas injekcijas jauniems žmonėms. Ir aš tikrai galiu pasakyti, čia šis aš galiu būti termometras. Pasikviečia Akvilė ir aš pasakysiu, ar saugia emociškai į klasę ar ne. Nes jeigu jie vieni kitus pradeda, ten su pirštais, kažkoks ten vyksta paradas, čia mums neįdomu ir taip toliau, tu puikiai žinai, kad jie nesugeba išbūti temui, nes jiems yra žiauriai nejauku, jie labai nedrąsiai jaučiasi ir tu turi dirbti pirmiausia su emociniu saugumu, jeigu tu nori nors kažkiek įeiti į šias temas, nes jos yra sudėtingos mums suaugusiems. O jauniems žmonėms, kuriems rankos, kojos nepatogios, peniai per dideli ir per maži, vulvos ten kažkokios, žodžiu, viskas jautru, viskas nepažinta, viskas pirmą kartą atsitikinėja, tai yra žiauriai sunku išbūti šitoj temai. Tai tai čia mokykloms tikrai reikia, kad tėvai padėtų su mokinių, su klasės komandos formavimu. Čia, jeigu mes norim, kad mūsų vaikams būtų geriau, mes tėvai turime įsitraukti kažkokiais būdais, užsakyti kažkokius mokymus ir ne vien Steamas. Ne, Steamas dabar, aišku, yra the new cool, bet reikia ir tų visų minkštųjų temų. Visų tų minkštųjų temų, kad jauni žmonės galėtų atsiverti, prisipažinti, galėtų pasisakyti ir diskutuoti apie tai, kas yra nejautru, apie ką jie neišmano ir apie ką yra labai daug tų sakmių tarpusavy ir mažai tikrųjų faktų, kad jie galėtų atsiverti nuo šiurpių iki juokelių. Nuo šiurpių iki juokelių. Dar nori kažką? Mes turim mazą. Prieš mazą turiu minį eksperimentą. Taip. Įrankį. Pakelti ranką tie, kas jaučiasi vidui nepatogiai, net pagalvojus, kad apie tai reiks su sūnum ar dukra kalbėti. Eiti apie pornografiją, kalbėti apie seksą ir visus kitus dalykus. Kas jaučiasi, kad yra nepatogumas pakelti ranką?
Apsižvalgykit pakėlę, aukštai pakėlę. Apsižvalgykit, kad jūs esate ne vieni. Yra to tokio, čia yra labai svarbu, čia yra pirmas žingsnis, kad jūs nesate vieni. Kitas žingsnis, ką yra pagalė iš jūsų besimasturbuoja? Kas? Policija? Tėvai pagalė besimasturbuoja. Rimtai, tai žinau. Nu, kamo, tu daug prašai. Kitas veiksmas. Kas esate savo vaiką pagalė besimasturbuoja? Dar ne. Super. Tai su tuo, kas vyksta, atsiminkit, kad nesat vieni. Visada yra aplinkui daug žmonių, kurie vyksta reikaliukai. Taip, visiškai taip. Taip, šitoj temai vyksta reikaliukai. Ir šiaip čia dar nepagal tų rankų buvo, atsakykit savo. Taip. Taip, labai daug vyksta šitoj temai, apie ką mes nekalbam. Nu, gerai. Iš tikrųjų labai įdomu, labai mane domina šitie klausimai, kad tuščias lapelis, labai geras klausimas. Čia Edvin. Jis viską žino. Taip, ar pornografija yra jaunuolių skliausteliuose vyrų problema, kabutėse, ar yra ir merginų? Nes naratyvas daugiausiai kalba apie vyrus. Nėra vien vyrų problemų, labai aišku, auga moterų dalis. Moteris šiek tiek, jeigu kalbam apie priklausomybę, apie kitų, kiek mes matom, aišku, tai visada yra ženkliai mažiau tų moterų negu vyrų, kaip mes turim kiekvienoj priklausomybei. Mes matom, kad moteris šiek tiek at kitų dalykų kaifuoja. Ir kai mes savo praktikoje, bet tiek kaip bendrau su kolegomis, tai matom, kad moteris šiek tiek, daugiau ant tų santykių kaifuoja, ant romantinių santykių mezgimas, ir daugiau tas santykių aspektas jiem yra svarbu, kol vyrai tai jau grynas seksas. Ir čia galima grįžti prie Vitalijos minties, kad moteris yra nuo telefonalių priklausomybės. Ir tai čia įvyksta. Turbūt netyrinėja niekas, bet gali būti čia kompensacijai mechanizmai. Nu taip, nuo romantikos tikrai yra problemų, kaip daugybė moterų turi nerealistišką romantiką. Nu, tu tikiesi sutikti meilę. Kad ir ten sraigtasparnio atsilis, žirgo atjos, ten, tikrai nuo tokių nerealistiškų labai. Ir čia porno nėra vienintelė santykių problema. Bet jeigu dabar dar aš galvoju, niekada apie tai nemaščiau, čia labai faina tokia terpė gavosi pamastyti, bet iš tikrųjų, gal išgrįžtant prie knygų rinkos, pavyzdžiui, knygų rinka yra labai aiškiai išskaičiuota, kad dauguma skaitytojų yra moterys ir moterys vartoja būtent tą minkštąją romantinę literatūrą ir joje praktiškai beveik visada yra sekso scenos ir jos praktiškai beveik visada yra nerealistiškos. Tai gali būti, kad mes sakyčiau, mes esam tokie tyrimo aikšteliai, laboratorijai, visi save tyrinėjam, tai gali būti, kad dar ir neatlikti tam tikri dalykai ir tam tikros įžvalgos, bet tikrai moteris vartoja porno, tikrai gal ta statistika skiriasi, galbūt net skiriasi, ką mėgsta, čia reikėtų tyrinėti, ar ne, nes vėlgi yra pornografijos rūšys, kurios yra kuriamos, kur, sakykime, yra tas, kur vyrai dominuoja, ten prievartauja ar kažkaip žemina moterį ir kažkaip, o tie vaidmenys yra atvirkščiai, kur moteris yra dominantė ir dominuojanti ir ten tyrinėjami kiti tie naratyvai. Tai aš skaičių ir statistikos nežinau, bet kad moteris vartoja, tai tikrai vartoja, kaip ir visa kita. Bet apie romantinę aspektą ir apie tai, kad moteris, kad mes turim tą, kad moteris tikrai dažnai ne visada, ne absoliučiai, bet tikrai dažnai yra jautresnis to emocinių lygmenių ir preliudijų ilgesnių reikia gal negu vyrų ir to emocinio ryšio ilgesnio kontakto, tai galbūt tos skirtys yra ir galbūt kada nors bus daugiau užmatuoti. Ir jūs paskui mikrofoną. Einu paskui mikrofoną, nes pasinaudoti. Jeigu jums šiaip įdomus skirtumai, ką žiūri vyrai, ką žiūri moteros, Pornhubas kiekvienais metais išleidžia savo statistiką. Ir jo, tai yra didžiausia pornografijos tinklelė svetainė internete, bet jų statistika yra kietai. Galit žiūrėti, kad mažiau žmonės žiūri kalėdas, arba kai jie tam tikro pasninkų dienos, tada žmonės mažiau žiūri, arba tiesiog jie daugiau šeimoje ir jie atskiria skilti, kaip praeitais metais skiriasi moterų ir vyrų pornografijos žiūrėjimo. Tai kam įdomu? O gal... Pornhubas statistika, įveskit į Google surasit.
Aš galiu dar truputį apie tą romantiką, truputį, sociologai nemažai ką turi papasakoti apie tai, kaip moterys yra tapusiomis moterimis ir vyrai vyrais. Tai apie tą moterų polinkį į romantiką yra tokia teorija, jog kai laikais, kuomet moteris, tikrai to žodžio prasme buvo namie, prižiūrėjo tarnus, vaikus, ūkį ir taip toliau, negalėjo turėti savo pinigų, pavardžių, dalyvauti visuomenės gyvenime, eiti ar ne į politikos visokius ratus, rašyti knygų ir taip toliau žodžių. O vyrai galėjo eiti į viešumą, tai jie galėjo eiti į viešumą ir seksualinį plotmę. Jie galėjo turėti romanų, jie galėjo patirti dalykų, jie galėjo turėti įvairesnio sekso ir taip toliau. Moterys buvo namie ir jos savo tą visą seksualinį, nes mums to reikia. Tai yra viena iš mūsų gyvybės, ar ne, mūsų, kas yra žmogus. Vienas iš mūsų sandų, viena iš mūsų dedamųjų dalių yra būti seksualiomis būtybėmis. Tai moteris, čia taip miauksi laikrodis, ten, kai suina lygiai kažkuri valda, pradeda miauksi laikrodis. Jeigu ką, nemortis kažkam. Tai moterys yra tokia teorija, kad jos tada perkelia savo tą gebėjimą veikti į romanų erdvę. Ir jos užsiskaitė ir buvo tame fantazija, romanas, kažkas ateina, jas išgelbė ir taip toliau. Na ir žodžiu, kad tai, ką mes matome moterų ir vyrų elgesį, tai nebūtinai yra pats natūraliausias ir ten primatiškiausias dalykas mums nutinkantis, bet tai yra šimtmečių besiformavusios kažkokios tendencijos. Taip, tai jo. Ir tuo pačiu vėlgi moterių yra įvairių ir vyrų yra įvairių. Gerai, toliau. Vaikas, kliusteliuose berniukas, pornografiją pamatė 1 klasėje pertraukų metu su klasiokais. Sužinojau iš kitų mamų, kad buvo žiūrima, po to vaiko domėjimosi nepastebėjau. Vaikas neklausė, plačiau nediskutavome. Kaip tai galėjo paveikti 7 metų vaiką? Simonai, gal? Gal nieko nepaveikia. Bet tiesiog reikia pakalbėti su vaiku. Aš labai raginčiau pakalbėti su vaiku, jeigu tai atrodo kaip menknikai, nes taigi tą vieną kartą, kai jūs žinot, kad jis žiūrėjo. Jeigu užsikabinu, tai jūs tikriausiai apie tai nieko nežinot, nes pornografija yra visada prieinama, nieko nekainuoja, jie 100% anonimiškai. Tai geriausia kalbėkit. Jo, jeigu vaikas, pavyzdžiui, pažiūrėjo pornografiją, gal antrą kartą nepamatė, trečią nepamatė, bet 100% apie seksą, tai jie ten kalba, 100%. Jie ten kalba ir nebūtinai būtus dalykus, kalba, šita tema jie kalba. Ir ypatingai berniukai daugiau kalba apie tuos dalykus, jie rodo, jie demonstruoja, netgi patys vieni kitų gali matyti, nebūtinai gal mano klasė, bet koridoriui. Kažkokie kiti vaikai rodo porno gestukus, kažkokius tuos hampinimus, nežinau kaip lietuviškai tuos trinimusis, jojimus ir taip toliau, jie daro ir garsiukus, jie aimanuoja ir taip toliau, tau nereikia pažiūrėti pornografijos, tu gali matyti mokyklos koridorių, aš šiandien vienoj pradiniai mokykloje pasiminėjau vieną tokį vaiką, visiškai nesusijęs su mano šeima, ir ten nupiešta didžiulė širdutė buvo 2 vardai plus ir lygų parašytas seks. Didžiausiam raidėm, vidury mokyklos kiemo, pradinėse klasėse. Tai tas porno tai yra tiesiog indikatorius ženklas. Va taip, mes galim žiūrėti, kad, galim šitaip žiūrėti. Aš labai siūlau žiūrėti iš kitos, proga pokalbį. Proga pokalbį, tada užsistiprinu, pasistiprinu, paturiu įvairias bandomasias pokalbio versijas su savo draugais, su veidrodžiu, įsirašau, žodžiu, nedarau premjeros su vaiku, pasirepetuoju ir tada einu pas vaiką, jeigu jaučiuosi nedrąsiai. Jeigu nesijaučiu drąsiai, deleguoju kažkam iš artimųjų, broliui, sesiai, geram draugui, kuriuo mano vaikas žavisi, prašau, užsakau mokymus ir taip toliau. Bet čia ne tik, kad porno kažką galėjo arba negalėjo padaryti mano vaikui, čia didžioji drama yra tai, kad vaikas ne kad pamatė porno, bet kad vaikas žino, kad aš negerai padariau ir aš negaliu kalbėti su savo tėvais apie tai. Čia yra didžiausia bėda, kuri nutinka, didžiausias lūžis ir takoskyra tarp tėvų, kuri gali nutikti tokiais atvejais. Ir tas turbūt vaikų dar jautimasis nenormaliu. Gali tai būti, kur kažkas manim negerai, bet čia vėl į tą gėdą. Gali būti. Aš kaip tik žinau vieną 9-metę, kuri klausė tėvų, mama,
Tėte, aš labai norėčiau pamatyti, kaip atrodo seksas, bet aš žinau, kad čia yra nenormalus klausimas. Ir mūsų kultūrai mes neturime erdvės, kur sveikai jauni žmonės gali, kaip sužinoti, kas yra tas, kas tas seksas, nepornografiškai. Aš dar apie tą traumą pakomentuosiu, kol neperėjau prie kito klausimo. Tai iš tikrųjų moksliniai tyrimai rodo, kad ar mes patiriam traumą ar nepatiriam, priklauso ne nuo paties įvykio. Pažiūrėjo, sakykime, šiuo atveju pamatė porno ar nepamatė, o nuo to, kiek palaikančią ir saugią aplinką mes turime. Ir baisiausi įvykiai gali praeiti kaip neužstrigusios traumas ir būti labai, palyginti paprastai integruoti. Jeigu mes jaučiame saugiai, turime su kuo apie tai pasikalbėti ir viskas. Aptariam, integravom, keliaujam toliau. Ir mažiausias įvykis, koks nors juokelis neatsargus, gali tapti visą gyvenimą tave verčiančią gūžti ir žaloti traumą, jeigu aš neturiu tos palaikančios aplinkos. Tai šiuo atveju tai, kad pamatė, nėra savaime rodiklis, kad nutiko kažkas labai blogai. Klausimas yra, kaip mes su tuo elgėmės, kas nutiko. Ar mes pasakėm, tai prieinama ir dabar galima pamatyti ir tai, kad tu pamatei, buvo tai ir tai yra dėl to ir dėl to. Ir jeigu kitą kartą, bet kaip tu su tuo jaudėsi, ir mes apie tai kalbam paprastai ir natūraliai. Arba taip mes įvarom tą nenormalų, gėdą ir kai ateis klausimas, ar aš noriu, nežinau, į pasimatymą neštis prezervatyvų ar nenoriu, jis nebeteis paklausti, nes bus užrakinta viskas. Ir prisiminiau istoriją, jeigu galima dar vieną, apie tas įtvirtinimą tokio sveiko tyrinėjimo ir to smalsumo, neužmušti to vaikiško smalsumas yra mūsų, jis evoliuciškai mums yra įdėtas. Tai aš prisimenu dabar jau miręs Algimantas Čekuolis paskutinėje savo knygoje, nesu tikra ar liko, bet jisai rankraštėje tikrai buvo įdėjęs istoriją ir tikiuosi, kad jinai ir liko, apie tai, kaip jie su draugu, ten būdami 6 ar 7 metų, tai čia toli iki interneto, iki dirbtinių ten visų, jo deepfake'ų ir visko, kaip jie, žodžiu, 6-mečiai, 7-mečiai žiūri į tarnaitę, kuri ten visokia skaniai jiems atrodant ir sako, duok mums Ar Čekuolis? Ir, žodžiu, ir vaikšto, ir trinas. Nežinau, ką tai reiškia, bet žinau, kad kažkas, ką granai daro su mergom, ir to net laikus. Tad kažkada, kai tėvų nėra, už kažkiek laiko, nueina į kambarį, į viršų ir, žodžiu, užsiverčia su jom ir sako, gerai, ateikit, jūs patys. Ir, jiems ten, žodžiu, yra baisus, nes jie nežino, ką daryti. Tai išeina iš to kambario ir daugiau prie jos nelenda. Tai čia jau yra tokia istorija. Bet ką noriu tau pasakyti, kad yra įdomu. Tai pradeda funkcionuoti, tai pradeda nukilti. Iš vis pažinti, kaip aš jaučiu geismą savo kūne. Kaip pasireiškia geismas? Kiek geismas susijęs su meile? Visada reikia mylėti, kad patirtum geismą, kad aš susijaudinu. Čia yra atskira tyrinėjimo teritorija ir paauglystė labai sveika yra, ją taip natūraliai ir gražiai praeiti. Jo, ir čia kažkaip turbūt gal pirmą kartą atsiranda proga pasakyti, kad kartais, nes man kol kas mes tik negatyviam kontekste užsiminėm ir apie porno, ir apie masturbaciją. Ir žinau, kad čia gali, nežinau, pavyzdžiui, kaip tavo atveju turint minti religinį kontekstą ir taip toliau, ar tai yra tokių mokymų kaip nuodėmė, ar ne. Ir aš, kai kalbu su jaunai žmonėm, ar suaugusiam darau mokymus, kad aš sakau, visada yra įvairių šeimų, kurios labai įvairiai žiūri šiuos dalykus. Tai nėra vienareikšmiškai atsakymai, nėra gerai ar blogai, viskas yra labai individualu. Bet iš lytiškumo ugdymo mokymuose apie seksualumą perspektyvos yra viena iš šakų, kuri kalba apie tai, kad tu gali per masturbaciją, per kažkokį saikingą, sveiką pornografijos vartojimą, bet nebūtinai tai nėra vieninteliai būdai, kaip tu gali mokytis apie savo seksualumą, bet kad tu gali atrasti, kas man malonu, kas man nemalonu. Tai vienas iš momentų yra, kad tai yra seksualinio smurto prevencija. Nes tu žinosi, kas man nemalonu ir tu žinosi, kaip iškomunikuoti, kad man tai yra nemalonu. Kitas momentas tai yra, tiesiog tu geriau pažinsi save santykyje ir tu tvirčiau jausiesi su savo mylimu žmogum, komunikuojant apie savo poreikius, apie kai tu galėsi dalintis malonumu, o ne bandyti kažką įrodyti, bijodama savo kūno arba duoti.
bijodamas savo ir kito kūno ir daryti dalykus per sukąstus dantis, bijant pasakyti, kad aš nežinau, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Dar čia gal ne apie pornografiją, bet iš tikrųjų apie tą sveikas tyrinėjimą. Pavyzdžiui, tikrai vienas iš tokių man asmeniškai darbesnių atradimų, tyrinėjant savo kūną, buvo suprasti, kad orgazmas yra galimas iš įtampos ir iš atsipalaidavimo, kada esi saugumo būsenai ir saugiai gali tyrinėti kūną, jis yra visai kitos kokybės. Tai man atrodo, kad net apie tai kalbėti su paaugliais, su mažiukais tikrai nereikia. Čia niuansai, 5-6 metų, ten, kaip tas orgazmas patiriamas, ne apie tai. Bet jau buvo 15-16 merginos vaikinai ir ne tas tada emocinis kontekstas. Nes ir prievartaujant gali susijaudinti, nes mechaniškai tai veikia, ar ne? Bet čia nėra apie saugumą, apie pasitikėjimą, apie bendrystę, apie, nežinau, meilę, dalinimas ir neapykaitą tarp manęs ir tavęs žvilgsnius. Tai suprasti, kaip saugioje aplinkoje, tam saugiam santykyje su savim pačiu veikia mano kūnas ir paskui, kaip Akvilė sako, iš to eiti jau į santykį su kitu, tai yra mokymosi dalis. Tai jeigu aš nežinau, kaip veikia mano kūnas, tai kaip aš galėsiu padėti kitam sužinoti. Jūs atsakėte visus klausimus užduotus. Ai, kitų nebebūdė? Ne, jie tiesiog juos atsakė. Vis tiek užduotų. Taip, pabandykime. Palauk, taip. Kaip kalbėti su vaiku dar gyvenančiu pasakų pasaulyje ir netyčia pamačiusi pornografiją? Čia yra tema, kai mums atrodo, kai buvimas vaiku eliminuoja, paneigia seksualiai lytiškąją žmogaus dalį. Jeigu esi vaikas, negali domėtis. Mums seksualumas, lytiškumas siejasi su buvimu užaugusiu, gerai, paaugliu. Ar ne? Mums atrodo, kad įmanoma apie tai kalbėti. Tai mes galim į šitą temą eiti išsirinkti poziciją, aš čia atsistosiu. Iš kokios pozicijos aš pasakoju šitą pasakojimą? Aš galiu pasakoti iš šlikštų, čia kažką papasakosiu apie kaip ten trinasi kūnai, kas ten, kur kam, kaip ten progūbai išlenda tas. Galiu kažkaip taip matyti krūvinai, brutaliai, vulgariai seksą, kaip ir dominuojančią žinutės apie seksualumą mūsų kultūrai. Bet aš galiu pasirinkti papasakoti savo vaikui apie tai, kaip atsiranda gyvybė. Kaip du mylinti žmonės, kaip dauginasi žmonės. Galiu visiškai kitaip išsiplauti savo galvą, išsitrinti smegenis, sudaryti naujų neurono jungčių ir papasakoti vaikui apie gyvybę, apie meilę, apie santykį, vėliau sužinos apie išimtis, apie, ar ne. Bet būtent iš kur aš pasakoju ir ką aš vaikui pasakoju. Ar aš pasakoju kažką brutalaus, ar aš pasakoju kažką gražaus ir aš pati pasirenku, ką aš noriu savo vaikui papasakoti. Tai iš esmės nėra kažkoks atskiras mokslas. Jauni vaikai, kai mane klausia, mano klientai klausia, vaikui papasakot apie mano priklausomybę. Tai yra įdomu tema, bet tai, kad jokių smulkmenų nereikia minėti. Mes nereikia kartu susėsti ir pornografinį filmą žiūrėti, gal tai su paaugliais kažkas praktikuoja, bet nežinau, jie tokius metodus yra, bet vaikų suprantama kalba, taip kaip jūs jaučiatės patogiai. Jie dažniausiai vaikai pasiekia tam tikrą šeimų ribą ir viskas. Jų šeimų geismas yra patenkintas. Jie nenori žinoti, kaip jūs dažnai mylėtės mamą ir tėtį ir kada jūs esat seksualiai, o kai aš jūs vieną kartą girdėjau, gal užduos. Tai mano svarbiausia, kad jūs sąžiningai į tą žiūrit ir esat atviras. O pats veikia, manau, visą laiką sako, kad mes inicijuojam kaip tėvai, turim inicijuoti pokalbį apie tai, o ne laukti, kol vaikas pats mus ateis, nes vaikas tikriausiai dėl gėdos ir kaltės neišdrįs ateiti paklausti. Ir gėda ir kaltė yra pirminė tema, kai žmonės ateina pas mane. Tai pirmas 2 konsultacijos mes tik bandom šiek tiek sumažinti gėdos jausmą ir sakyti, hei, žiūrėk, žmogų, tu turi problemą, ir krūva žmonių, kurie turi problemą su to, ir tai yra normalu apie tai pakalbėti. Ir nesi vienas tame. Tai o kada mes kalbam su savo vaikais? Kada yra laikas pradėti kalbėti su savo vaikais? Jeigu yra įvykis, o kitas, čia praleisiu edukologą.
Pagal raidą, tai nuo 4 iki 6 metų vaikams įprastai pasidaro įdomu, kaip jie išlenda iš pilvo ir kaip įlenda į pilvą. Tik tiek, kad vaikai gali neturėti resursų, kaip paklausti tų klausimų, nes jie neturi žodyno. Tuo pačiu jie žino, kad suaugę būna įsitempę aplinkui šią temą ir taip toliau. Tai pasiseka tiems tėvams, kurių vaikai klausinėja, jie yra biologiškai stiprus ir jiems nesusiveda, bet tai kaip? O kitiems vaikams jie stiprus kitose temose ir jie neklausinėja. Ir tada tie tėvai gali nuslysti ant to, kad neklausia, vadinasi neįdomu. Ir kai neklausia, vadinasi neįdomu, neklausia, vadinasi neįdomu, neklausia, vadinasi neįdomu. Ir mes laukiam, kol paklaus vaikas, tai tada mes už pokalbį iš esmės perkeliam atsakomybę vaikui. O kada ką vaikai turėtų žinoti, tai čia turbūt jau atskiros diskusijos yra tema. Aš vedu mokymų. Bet iš tikrųjų, yra tema ir to pačiu, čia atrakinti reikia, ar tai yra negeras žinojimas. Jo, rodyt vaikui porno, ne, čia būtų netinkama. Bet kad vaikas sužino, kaip atsiranda gyvybė, kas čia yra netinkama. Bet mums vis tiek daugumai atrodo, kad kažkaip nepatogi ta tema ir tai yra apie mus, o ne apie vaiką. Aš kai jaučiu, tai tokį pasidariau tezių sąrašiuką, tai mano pirma tezė buvo, kad lytiškumo ugdymas yra viso gyvenimo procesas. Tai prasideda tada, kai vaikas gimsta, realiai net dar jam negimus vis vyksta. Ir baigėsi tada, kai mes numirštam ir nebeturim atsakomybės būti tėvais. Nes, tai kaip mes, jis iš tikrųjų vyksta visą laiką. Ir mes esam, kiekvienas tėvas, kiekviena mama yra sekso edukatorius tiesioginė savo prasme, nes pirmiausia, kaip ir sakiau, vaikas mokosi iš mūsų kūnų kalbos, iš mūsų baimės arba nebaimės kalbo, įtampos, neįtampos, kaip mes liečiamės prie savo partnerio ar partnerės, kaip mes įvardinam, kaip rausiam jam užpakaliuką arba, sakydavau, priekutį ar ne mergaitėms, nes dar su pirmu vaiku ieškojau žodžių labai. O dabar turim platesnį žodyną, su pirmu vaiku dar neturėjom. Kaip laukiasi sesė arba ten kažkas artimoje aplinkoje, kaip kalbam apie tą, kas tas pilvas, iš kuris atsirado ir iš kur paskui meliukas atsirado. Tai aš visiškai pritariu, kad tai yra apie biologiškai ir paprastai, kažkada tokios senos išmintingos akušerės, sakau, klausyk, tai kaip su jais kalbėtis, jei ten apie 90 metų, žiūri mane, sako, aš nesuprantu tavo klausimą. Kaip akvilė. Taip ir atsakė, taigi paprastai žmonės dauginasi ir tai yra 1, 2, 3, kaip ir visa kita gamtoje, visi dauginasi. Kažkas šaknimis, kažkas kiaušiniais, kažkas ten gimdo kaip žmonės ar ne. Ir mes apie tai taip paprastai ir kalbam. Tai man čia yra atsakymas, kad kai mes integruojam ir tai gali būti, kad jeigu mano gyvenime taip nebuvo, su manim taip nesikalbėjo, ir gal nesikalbėjo kartų kartas iki manęs. Bet kuo aš anksčiau pradėsiu įnešti tą paprastumą, kuo anksčiau į savo pačios lūpas, kai man dar su to naujagimiu negėda dar yra, su 17-kiniu gal jau labiau gėda. Bet pradėti keisti savo žodyną, pradėti galvoti, o kaip ten aš, nežinau, kūno dalis įvardinsiu. Tai kuo mes anksčiau pradedam, tuo lengviau tampa paskui. Bet, jeigu nepradėjom kažkada, kai jie gimė, tai pradedam dabar ir bet kuriuo metu nuo to paprastumo, kad paprastai. Gyvenimas yra paprastas, mes patys jį labai padarom sudėtingą. Labai fainai, mes taip galim gražiai ir užbaigti, kaip ir kiekviena mūsų bendruomenės susitikimas dažniausiai užsibaigia tuo, kad tai pradedam tėvai nuo savęs, pirmiausia, prieš kalbėdami su vaikais. Edukatoriai yra pagalba ir visai kita. Taip. Tikrai labai sudėtinga ir jūs. Tai labai ačiū Vitalija, Akvilė ir Simonai. Aš manau, kad mes galėtume dar kalbėti, bet gana, pirmadienis, reikia eiti miegoti. Jūs esat labai tylus, labai įdėmiai klausėt, buvo labai gera, atrodo, kad mes čia 4 gera klasė. Labai gera klasė, visiems 10. Ačiū labai, kad atėjot ir prisijunkit prie bendruomenės mūsų.